Sveiki visi, geras penktadienio vakaras, o aš rašinėju video. Taigi, šis video bus labai įdomus pamąstymas apie, o kadagi mes pradedam mąstyti, kada mes pradedam kažką keisti savo gyvenime, kada mes atrandame naujų dalykų, kada mes pradedame kurti. Pasakysiu paprastą pavyzdį duosiu labai. Kaip žmogus gyvena, kaip jūs gyvenate, kaip dauguma gyvena žmonių, 90% pasaulio žmonių, kaip gyvena. Įsivaizduojat rytas, skamba žadintuvas. Išjungiai, atsikėliai, sivalai dantys, sušuko vodėsi prausį, nusiskutai jeigu reikia, nuėjai, išvirė arbatos, pasiima kavos paduką automobilį, užsikūrė mašiną, važiuoja. Taip vyksta. Algoritmai, įpročiai, ritualai ir taip toliau. Visa tai, kas kaip robotas, kaip kompiuteris veikia. Paspaudi power mygtuką ir ten prasideda procesai. Standartiniai procesai. Kada žmogus pradeda mąstyti? Jis atsikelia, paspaudžia, nusivalo dantis, įjungia arbatą, ateina, arbatinukas šaltas. Jis sako, viskas. Jis pradeda mąstyti. Tada jis mąsto per problemą. Suprantat, ko mes prašomės? Kad kokią mes pagalbą gaunam, kuri mus išlaisvina iš tos rutinos. Iššūkis. Tai gerai, jeigu arbatinukas. Bet jeigu arbatinuką mes nekreipiam dėmesio, mes nekreipiam, mašina sulūžo, iš darbo atleido, dar kažkur sveikatos problemos. Suprantat, kas yra? Aš kai juokauju visada, kaip per seminarus ateina žmonės ir sakau, dar per problemas mokinamės. Iš tikrųjų, toks jokas, nesakysiu per ašaras, nes ašarų nėra. Tai yra gerai, tai yra puiku, žmonės eina, mokinasi, vaikšto. Ir tai yra super. Bet tai reikia suprasti, kas mus išlaisvina iš tos visus rutinos. Problemėlės. Todėl reikia būtinai užsiimti savistabą ir stebėti save. Nelaukite pamokų tokių, po kurių jūs dar ne visada mes ir suprantam. Kai gyvenime mes būnam, kai prieinam tokį, atrodo, liepto galą, mes mėgstam vadinti, jo likimas mus veda. Daug dalykus, bet įsivaizduokit, kaip gyvenam. Gyvenam kasdienės ritualuose, kasdienėje toj nuobodybėje, toj rutinoje, galvom, diena praėjo ir ačiū Dievui. Greičiau savaitgalis, penktadienio vakaras. Turėčiau kažką veikti, o aš čia kalbu su jumis. Tikiuosi, mane kas nors žiūri. Taigi, nereikia to laukti. Tas yra svarbu. Nes aš tiesiog jums kaip pavyzdį pasakau, nes tai iš tikrųjų daugelis žmonių ateina ir aš matau, kad visada ateina su problemu. Tiesiog, aš nežinau, 1% ateina, kada sako, aš turiu viską, aš esu laimingas, viską, bet aš esu pastabus žmogus ir aš suprantu, aš nenoriu laukti bėdos, pamokos, dar kažko, aš noriu nuolatos būti tame procese kūrybos. Taigi, vietoj to, kad keikti, reikia dėkoti. Dėkoti už tai, kad gaunama tokius kažkokius iššūkius, kažkokias problemas, dėl to, kad kitaip mes kol kas nemokam. Turiu sakau, ta savirealizacija, ta saviugda, pereinam, tarp kitko, tai ką prieš rašiau rusišką video, kur mane paklausė, ten labai įdomi paklausė, kad tarkim, jeigu mes viską žinotume ir nebūtume pamiršę prieš čia ateinant į žemę, tai mes viską žinotume ir būtų lengva ir nebūtų tų pamokų. Tai būtų vos prasmės nėra. Prasmė ir yra. Nes negi mes atėjom tam, kad visą laiką kentėti, per tas pamokas mokintis. Tai jeigu mes viską sužinosime, o aš nesakau jeigu, sužinome, pamatome ir žinome, kas mes esame, kokia mūsų struktūra, dėl ko mes čia atėjome, ką mes galime geriausia, tas unikalias savybės. Tada pas mus nebelieka pamokų. Mes visą laiką kūrybos procese, mes kūrėme. Taip pat reikia save stebėti, labai svarbus dalykas, nes daugelis jaunų žmonių ypač, jis sako taip, aš tai darau, man tai sekasi, reiškia, tai yra tiesa. Tu tik konstatuoji faktą, kad tau sekasi. Žmogus viską gali gauti, ko nori. Reikia būti ką vadovautis? Širdimi. Kas nemėgsta tokių dalykų, abstrakčių, pasakysiu, sąžinė. Būkite sąžiningi su savimi, ne su kitais, kiti iš vis čia išorė. Su savimi, ar jūs sąžiningas. O dabar paimkite, sudarykite rytdienos planą, ką jūs veiksit. Nuoširdžiai. O ryte, kai atsikelsit, paimkite tą planą ir sakykit, o mano šiandien paskutinė diena. Ir kiek jūs iš tų dalykų atmesite, tai parodys, kaip jūs gyvenat prasmingai.
O tokia vat praktika, paprasta, bet reikia daryti ją. Kiekvieną dieną, kad praeitų taip, kad tu vakare sakytum, galiu mirti. Padariau viską, ką galėjau. Tai labai svarbu. Taip pat noriu pasiūlyti tokį pasiūlymą, tiesiog nešvaistykite laiko tuščiai. Nes būtent laikas yra tai didžiausia vertybė iš tikrųjų, kurios mes negalime grąžinti. Mes galime atstatyti sveikatą, atstatyti namą po gaisro, galime sukurti naujus santykius, galime vėl uždirbti pinigus ir taip toliau, bet laiko mes negalim grąžinti. Galima kalbėti apie tą dualizmą, nedualizmą, apie tą visišką absoliutą ir taip toliau, bet ar mes esame tokie? Mes žmonės, kuris laikas yra ir tu kūnui šitam nepasakysi, kad mes turime begalę laiko. Ne, tai yra kažkoks tikslas. Mes negalime gyventi be tikslo. Nieko nėra be tikslo. Net gyvenimas be tikslo jau ir turi tikslą. Jeigu tai būtų sąžiningu, teisingai. Viskas, net medis auga. Medis auga ir tu negali pasakyti jam viskas. Užtenka, nebeaug, džiaukis šią dieną. Būk dabartistas. Negali, taip pat žmogui negali. Žmogus be abejo bando įvairiais būdais save sustabdyti neaugti, nes, man atrodo, kad tai yra iššūkiai, tai yra baisu. Iš tikrųjų, tai yra kūryba. Taigi, taip pat stenkitės vengti tuščios informacijos. Kas yra tuščia informacija? Ta, kuri neneša jums kažko. Beprasmis kažkoks laiko stumimas. Kažkokie filmai ar dar kažkas. Jeigu jūs norit poilsio protui, ja? Tai okei, pažiūrėkit komediją, kažką dar taip, bet jūs esat kas? Prasminga asmenybė, esybė, kuri nuolatos procese augime. Ir todėl, aš nežinau, aš tai bijau tuščios informacijos, nes jinai atima laiką, kas yra brangiausia, ką galima įvertinti iš tikrųjų, pačiupinėti, kad praėjo metai 2, tiesiog, ar pusė gyvenimo, ar visas gyvenimas ir ką mes padarėme. Taigi, ar šiaip prasidžiaugiam, prasilinksminom, ar sukūrėm kažką, realizavom save. Tiesiog toks pasiūlymas. Manau, penktadienį užteks, kad ilgai nešnekėti. Pamastykite apie tai, stebėkite save, tam, kad nelauktumėt ir nesulauktumėt kažkokių problemų ar pamokų. Visą laiką būkite savianalizai. Tai yra lengva. Kai jūs pasikeisite, tai jums bus įprasta. Kol kas pradžiai, kol mes save ugdome, čia kaip su automobiliu vairuoti, ne ar su dviračiu, tai yra stresas. O dabar atsisėskit, kas moka, tai net nemanai, kaip ten minti, pedalus, viskas yra automatizuota, mes priprasime. Taip pat priprasime būti visą laiką pozityviose energijose, savistabui, savianalizai, bus norma. Norma būti žmogumi, o ne kažkokiu robotuku. Taigi toks palinkėjimas savaitgaliui ir iki.